Jūratė Šuvienė, Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininkė. Viena stipriausių konkurencijos ir reguliavimo eksperčių Lietuvoje, daugiau nei 20 metų gyventi sąžiningą žaidimą rinkoje, apdovanota Gedimino ordinu ir įtraukta tarp 40 pasaulio konkurencijos profesionalių. Šiandien jį vadovauja ryšių reguliavimo tarnybai. Tai Jūratė, kviečiu. Sveiki visi, dėkui, kad susirinkote, vadinasi, jums įdomu ir rūpi. Aš savo išmintį visą suguldžiau į skaitmeninį popieriuką, tai iš to popieriuko jums ir paskaitysiu šį kartą. Tai norėčiau pradėti nuo istorijos. Tokios istorijos, kuri prasidėjo 23 metų vasarį. Statybos inspekcija nustatė, kad Molėtų rajone, Videniškiuose, sovietmečių statytas vandens bokštas yra avarinės būklės. Ant jo buvo įrengta mobiliojo ryšio stotis. Gegužė bokštas kartu su visa operatorių įranga nugriaunamas. Operatoriai savo klientams rekomenduoja naudotis lokaliomis ryšio stiprinimo priemonėmis. Pažada, kad ryšio atstatymas yra prioritetinis. Iki vasaros pabaigos bus įrengta nauja bazinė stotis. Ir iš tiesų, Videniškių bažnyčios klebonas leidžia antenas montuoti bažnyčios varpinėje. Tačiau, kadangi bažnyčia yra kultūros paveldo objektas, antenos turi būti paslėptos už maskuojančios sienelės, o tai gerokai slopina radijo signalą. Videniškių centre ryšys tampa pakenčiamas, tačiau 10 aplinkinių kaimų, kuriuose gyvena daugiau nei 200 žmonių, ryšys yra labai prastas arba jo visai nėra. Gyventojų skundai tęsiasi. RRT, tai yra mūsų tarnyba, atlieka kontrolinius patikrinimus, kreipiasi į operatorius. Pagal dažnių naudojimo sąlygas operatoriai ryšių turi padengti 98% Lietuvos teritorijos. Tačiau tai operatorių nuomonė nereiškia, kad ryšys turi būti visose gyvenamosiose ar ūkinėse vietovėse. Operatoriai bando tartis su kitų aukštų pastatų savininkais dėl ryšio antenų įrengimo, tačiau sutikimų negauna. Naujo bokšto statyba brangi, be to jo statybos derinimas yra labai ilgas biurokratinis procesas. RRT kreipėsi į VŠI plačiajuostis internetas, kuris Videniškiuose planuoja statyti ryšio bokštą pagal valstybės investicijų programą. Atsižvelgdama į situaciją, įmonė pažada darbus paspartinti ir baigti 26 metais. Ir tai panašu yra realiausias variantas ryšiui gauti. O kas būtų buvę jeigu statybos inspekcija būtų įspėjusi apie bokšto griovimą ir paskyrusi tam tikrą laiką susitvarkyti? Jeigu operatoriai būtų iš anksto suplanavę, kur perkelti įrangą, būtų aktyvūs dėrybose, būtų pastatę laikiną ryšio sprendimą mobiliąją stotį. Jeigu paveldosaugininkai įvertinę kritinę ryšio svarbą keliems šimtams žmonių būtų leidę bent laikinai montuoti antenas be signalą slopinančių konstrukcijų. Jeigu tokiais atvejais VŠI plačiajuostis internetas peržiūrėtų prioritetus ir ieškotų bendrų sprendimų su savivalda ir operatoriais. Jeigu RRT būtų nustačiusi aprėpties įpareigojimą ne 98, o visam 100% Lietuvos teritorijos, nustačiusi aukštesnius kokybinius reikalavimus, įpareigojimus nedelsiant atstatyti ryšį tokiais atvejais bei aktyviau tikrinusi pažadų vykdymą. O jeigu savivaldybė būtų sukvietusi visus prie vieno stalo, pasiūliusi tinkamus tokiam atvejui pastatus, tarpininkavusi dėrybose, gal net kompensavusi alternatyvaus palydovinio ryšio įrangą tiems, kurie neturi kitos išeities. O jeigu politikos formuotojai sumažintų biurokratinės kliūtis, kurios apsunkina naujų projektų įgyvendinimą, siektų koordinuoto valstybės ir savivaldybių infrastruktūros vystymo, derintų ryšių tinklų plėtrą su miestų planavimo strategijomis. Jeigu keliuose, miestuose ir miesteliuose tiesiant asfaltą, klojant geležinkelio bėgius, tiesiant elektros kabelius, būtų klojami ir ryšių kabelių kanalai.
Jeigu būtų suteikiama galimybė statyti ryšio infrastruktūrą ant valstybei priklausančių pastatų taip, kaip ir numato įstatymas. O jeigu klebonas, ne, Videniškių klebonui neprikiši nieko, pasiūlęs bažnyčios varpinę, jis tapo ne tik Dievo žodžio, bet ir skaitmeninio ryšio skleidėjų. Taigi, ir tada, vietoje skundų, mes dalintumėmės istoriją apie tai, kaip iššūkis suvienijo organizacijas ir kaip technologijos tampa įrankiu žmogui. Kad ryšys Molėtų rajone yra realybė dabar, o ne pažadas 26-aisiais. Bendruomenė būtų išvengusi ilgalaikio diskomforto, operatoriai reputacinės žalos, o valstybės institucijos gyventojų pasitikėjimo praradimo. Nes jei kiekvienas veiktų ne tik savo dažnių ruožę, o kartu viskas būtų įmanoma. Ši istorija nėra išimtis, ji atspindi gilesnę sisteminę spragą, kaip mes suvokiame ryšį. Asfalto tiesimas, geležinkelio bėgiai labai svarbu, bet proveržis šiandien vyksta nematomose, skaitmeninėse jungtyse. Viešosios ir privačios paslaugos keliasi į skaitmeninę erdvę ir kai tai tampa vieninteliu būdu užsiregistruoti pas gydytoją, sumokėti už komunalinės paslaugas ar išsikviesti pagalbą, ryšys tampa ne pasirinkimu, o būtinybė. Šiandienos ryšys nėra tik technologija ar bokštas. Tai nėra vien telefono signalas. Tai paslaugų prieinamumas, duomenų saugumas, visuomenės atsparumas ir pasitikėjimas valstybe. O esamoje geopolitinėje situacijoje ryšys tampa dar ir nacionalinio saugumo klausimu. Todėl tokie veikimo modeliai, kokius matome Videniškiuose, tiesiog nepriimtini. Veikimo principas turi būti paremtas bendradarbiavimu tarp visų grandžių – verslo, savivaldos, institucijų ir bendruomenių. Tik tada ryšys galės atlikti savo paskirtį, teikti saugumą, patogumą ir pažangą visiems, nepriklausomai nuo to, kur mes gyvename, dirbame ar kūrėme verslą. Gerai išvystyta ryšio infrastruktūra ir inovacijos gali tapti vienu stipriausių Lietuvos konkurencinių pranašumų. Turime tai, ko pavydi daugelis. Nedidelė šalies teritorija, lygumos, nesudėtingas gruntas leidžia palyginti greitai ir pigiai plėtoti šviesolaidžio bei mobiliojo ryšio tinklus. Tuose vietovėse, kur šviesolaidžio diegimas sudėtingas arba ekonomiškai nepatrauklus, visavertė skaitmeninė prieiga jau šiandien gali užtikrinti palydovinis ryšys. Turime stiprų IT sektorių, modernius duomenų centrus, augančią startuolių ekosistemą ir tarptautinį pripažinimą technologijų srityje. Supratimas, kad ryšys yra būtinas visur, ne tik ten, kur jis greitai atsiperka, būtų tvirtas pagrindas inovacijoms, verslo plėtrai regionuose ir visos Lietuvos skaitmeniniai pažangai. Tačiau tam, kad šis potencialas būtų realizuotas, į ryšį turime žiūrėti ne kaip į išlaidas, o kaip į strateginę investiciją į valstybės augimą. Ryšių reguliavimo tarnyba taip, tikrai taip, mato savo vaidmenį. Siekiame, kad ryšių infrastruktūra taptų pagrindu inovatyviems sprendimams ir kurtų vertę kiekvienai. Viešai konsultacijai pateikti infrastruktūros rinkų apibrėžimai rodo, kad siauriname ekonominį reguliavimą, pereiname prie tikslingo įsikišimo tik ten, kur būtina, nes ateitis priklauso tiems, kurie investuoja ir kuria inovatyvius sprendimus. Paskelbėme mobiliojo ryšio plėtros ir dažnių aukcionų planus. Pateikėme konkrečius siūlymus dėl teisės aktų skatinančių gigabitinių tinklų plėtrą. Su institucijomis ir verslu kartu ieškome sprendimų stiprinančių tinklų atsparumą, kovojame su skaitmeniniais sukčiais. Duomenys paverčiame praktiškais įrankiais. Pavyzdžiui, baltųjų zonų žemėlapis leidžia kryptingai planuoti investicijas ten, kur ryšio trūksta labiausiai. Didelį dėmesį skiriame skaitmeninių įgūdžių stiprinimui, nes net ir geriausias ryšys neveikia, jeigu žmogus nežino, kaip juo pasinaudoti. Ateities ryšys tai ne tik technologinis virsmas nuo telko iki techko. Tai yra bendras visų mūsų čia susirinkusių įsipareigojimas
Visų mūsų ambicija, kad kokybiškas, saugus ir prieinamas ryšys tarptų kasdienybė kiekvienam žmogui ir verslui. Ir tuo pačiu tai yra Lietuvos galimybė išsiskirti. Ne pažadėti, o padaryti. Ne pasivyti, o pirmauti. Padaryti ryšį savo konkurenciniu pranašumu. Kurti pažangę infrastruktūrą ir pažangę visuomenę. Sėkmės mums visiems ir gero renginio. Ačiū.